Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio per pastarąsias porą savaičių įvyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 39 ir 40 2021 metų savaitės. Šią savaitę neturiu jums nieko savo užrašų knygelėje. Nepaisant to, iš energetikos politikos srities aptarimui turime visą pluoštą vyriausybės priemonių elektros kainų augimui stabdyti. Naftos perdirbimo srityje Orlen žada milžiniškas investicijas į naftos perdirbimą, be to elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid išdėliojo ambicingą šio dešimtmečio planą ruošiantis žaliosios elektros gamintojų prisijungimui prie tinklo. Galiausiai suskystintų gamtinių dujų jėgainių projektas Brazilijoje, kuriame dalyvauja Klaipėdos nafta, pradėjo komercinę veiklą. Na ir apie branduolinę prognozę, kuri neišsipildė. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Pradėkim nuo kainų augimo valdymo. Gamtinės dujos ir elektra brangsta taip sparčiai, kad vyriausybės visoje Europoje svarsto, ar jau imasi veiksmų suvaldyti kainų augimo poveikį. Lietuva čia ne išimtis. Ir štai pasiūlymai, kurie aptariamoji laikotarpiu nuskambėjo iš vyriausybės ir savivaldos. Pirma, energetikos ministerija siūlo elektros ir dujų tarifų augimą buitiniams vartotojams, išdėstyti ateinančių 5 metų laikotarpį. Atidėjimus turėtų suformuoti pačios bendrovės, reikalingas lėšas jos skolinsis. Absoliučią daugumą buitinių elektros ir dujų vartotojų aptarnauja Ignitis. Mokėjimai jam bus sugrąžinami per elektros ir dujų tinklo mokesčius, taikomus tiems patiems buitiniams vartotojams. Taip pat siūloma pusmečiui atidėti nepriklausomą elektros tiekėjo pasirinkimą. Panašu, tikimasi, kad didžiausias kainų pikas praeis per žiemą ir pavasarį nepriklausomi tiekėjai galės gyventojams pateikti net tokius brangius pasiūlymus. Prastai komunikuojamam dideliai daliai vartotojų sunkiai suprantamam procesui datų kaitaliojimas aiškumo nepridės. Ir trečia, socialinės apsaugos ir darbo ministerija didins išmokas socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Skaičiuojama, kad su visu tuo reguliuojamos elektros kainos augimas nuo kitų metų siektų iki 21%. Dujų kaina jomis besišildantiems iki 30% vietoje anksčiau planuoto 83%. Nematau priežasčių, kodėl visą tai negautų vyriausybės ir Seimo pritarimo ir negalėtų tapti įstatymu iki spalio vidurio. Kitos siūlytos iniciatyvos yra kiek keistesnės. Vilniaus, didžiausio šilumos vartotojo šalyje, savivaldybė paskelbė įšaldantį šilumos kainų augimą ties 35% palyginti su praėjusiais metais. Tiesa, priešingai nei elektros ar dujų kainos šiluma nei Vilniuje, nei kitur šalyje nėra ypatingai pabrangusi. Pavyzdžiui, rugsėjį ji buvo pigesnė nei tuo pačiu metu 2018. Kodėl visą tai svarbu? Visą tai svarbu yra todėl, kad politikams darosi sunku atrasti, kur čia nuskutus kokių nereikalingų kaštų. Tad reguliuotojas ir ministerija ėmėsi nebe bendrovių kišenių, o tiesiog reikalauti kredito iš valstybės valdomų bendrovių. Kai įmonės pradėjo skųstis nepakeliamo užskolinimo perspektyva, būtų laikas susimastyti. Ir spekuliuočiau, kad egzistuoja mokslo nepažinta, bet fundamentali ir neįveikiama traukos jėga tarp politiko ir noro sumažinti rinkėjų elektros dujų arba šilumos sąskaitą. Prezidentas Gitanas Nausėda lankėsi Mažeikių Orlen Lietuva naftos perdirbimo gamykloje, kuris susitiko tiek su gamyklos vadovu, tiek su viso koncerno PKN Orlen vadovu Danieliu Obajteku, tiek su Lenkijos vicepremjeru ir iždo ministru Jaceku Sasinu. Išvykoje taip pat dalyvavo Lietuvos energetikos ministras, Lenkijos ambasadorė Lietuvoje. Vizito metu bendroje šalies vadovui pristatė ateinančių 5 metų strateginį planą ir patvirtintą 641 milijono eurų investicinį projektą, kuris leistų iš to paties kiekio naftos pagaminti daugiau perdirbtų naftos produktų. Pasak Danielio Obajteko, Lenkijos PKN Orlen prezidento, investicinį projektą planuojama įgyvendinti iki 2024 metų. Orlen investicijas į naftos perdirbimą Mažeikiuose žada jau kurį laiką.
Tai minėta 2018 metų pradžioje pasirašytoje vyriausybių bendradarbiavimo deklaracijoje. 2018 pabaigoje žadėta, kad projektas bus užbaigtas 2022-aisiais. 2019 metais plėtrą žadėjo čia viešėjęs Lenkijos premjeras Mateušas Moraveckis. Šiemet plėtros projektai buvo pristatomi ir premjeriai. Kodėl visą tai svarbu? Mažeikių naftos perdirbimo gamykla yra vienintelė tokia Baltijos šalyse. Ji taip pat yra viena didžiausių bendrovių Lietuvoje, viena didžiausių mokesčių mokėtojų, taip pat ir viena didžiausių taršos mokesčių mokėtojų. Be to, naftos bendrovės dėliojasi strategijas, kaip prisitaikyti netaršios ekonomikos siekiančioje aplinkoje. Paken Orlen strategijoje dėliojami panašus akcentai kaip ir visur kitur – naftos chemijos pramonė ir investicijos į atsinaujinančią energetiką. Mažeikiai matomi regis pirmojoje kategorijoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės Litgrid valdyba patvirtino bendrovės veiklos strategiją iki 2030 metų. Joje visko daug, tai čia išskirsiu tik kelis su atsinaujinančia energetika susijusius aspektus. Bendrovė iki tol teigia būsianti pasirengusi prijungti 3,5 gigavato energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių įrenginių sausumoje. Be to, sistemos valdytojas turėtų būti pasiruošęs prie tinklo prijungti 2 jūrinius vėjo parkus, kurių kiekvieno galia siektų 700 MW. Pirmą iš šių dviejų tikimasi išvysti veikianti dar 2028 metais. Palyginti, šiuo metu iš viso prie tinklo yra prijungti 3,8 gigavatai elektros generacijos. Stambesnio galimybių šuolio, tai yra galimybės vakarų Lietuvoje prijungti papildomus 960 MW įrenginių, tikimasi po 2025 metų. Iki tol planuojama užtikrinti tinklo galimybės tapti vienu iš 5 Europos operatorių, turinčių didžiausią saulės ir vėjo energijos dalį galutinėme energijos suvartojimo balanse. Tai ką visa tai reiškia? Ateinančio dešimtmečio strategija energijos tinklo vystymui leidžia įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti elektros gamybos plėtra šalyje laikotarpio pabaigoje. Tiesa, pasiruošimas prijungti energijos gamybą nėra tolygu įrengtai energijos gamybai. Tam, kad ji būtų įrengta, stengtis turi platesnis institucijų ratas. Ir dabar šiek tiek pakalbėkime apie egzotiškas šalis. Komercinę veiklą pradėjo Brazilijos pirmoji Asų uosto dujinių jėgainių komplekso jėgainė. Kartu su ją vietinis suskystintų gamtinių dujų importo terminalas. Šiame visame projekte Klaipėdos nafta yra atsakinga už sklandžią krantinės bei ant jos esančių įrenginių, dujotiekio bei dujų apskaitos stočių techninę bei logistinę eksploataciją. Sutartis čia pasirašyta 13 metų laikotarpiai su galimybė ją pratęsti. Visas kompleksas – tai 2 dujinės jėgainės uoste, FSRU tipo terminalas, kaip aš vadinu Independence tipo terminalas, ir jas jungianti antžeminė infrastruktūra. Projektai įgyvendina bendra Prumo logistika, BP ir Siemens įmonė Gas Natural Asų. Štai kelios techninės projekto detalės. Bendra kombinuoto ciklo šilumą ir elektrą gaminančių komplekso jėgainių galia yra 3 gigavatai, tai yra 2 po 1,5. Prisiminkime, kad vienas Astravo blokas yra 1,2 gigavatų galios. Šitoms jėgainėms dujas tiekia BP per BW LNG priklausantį FSRU tipo terminalą BW Magna. Jis buvo specialiai projektui statytas apytiksliai Independence dydžio, bet beveik 3 kartus sparčiau dujas į tinklą atiduoti galintis įrenginys. Tai nėra pirmas Klaipėdos naftos projektas šiame regione. 2015-aisiais bendrovė konsultavo projekto Kartachenos uoste Kolumbijoje vykdytojus. Tuomet ji padėjo projekto vystytojams su uosto ir terminalo operacijų, techninėmis sąlygomis, rizikos ir saugos valdymu, specialistų mokymais. Kodėl visą tai svarbu? Klaipėdos nafta suskystintų gamtinių dujų projektus mato kaip vieną iš savo veiklos diversifikavimo krypčių. Bendrovė kelia savo tikslą iki 30 metų tapti bent 5 suskystintų gamtinių terminalų operatorė ir 4 terminalų dalininkė. Įdomu tai, kad braziliškas projektas yra konvencinis. LNG infrastruktūra yra skirta konkrečiam dujų vartotojui, konkrečiai elektriniai. Independent savo ruožtu yra neįprastas, nes teikia paslaugas ne konkrečiam klientui, o visiems atviroje rinkoje.
Tai kas toliau? Štai keli dalykai, kuriuos galbūt turėsime atkreipti dėmesį netolimoje ateityje. Tiesa, pirma, kas tikrai netoliau, tai Astravo atominė elektrinė pradėjo veikti, nepaisant ankstesnių oficialiojo Vilniaus prognozių, kad remontas užtruks dar kelis mėnesius. Tai ko gero iliustruoja, kokie informaciniai barjerai plyti tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Šiaip bendrai Vilnius kol kas yra patenkintas esama padėtimi. Ministras yra 110% tikras, kad nepageidaujama elektra į Lietuvą nebepatenka. Tiesa, nemanau, kad kada pateko. O jei ir klystų, tokiu atveju nauja tvarka nuo tos elektros tvariau mūsų nesaugo. Be to, spalio 14 dieną baigėsi Enefit Green pirminis viešas akcijų siūlymas. Jo rezultatai paaiškės apie spalio 15 dieną, o prekyba akcijomis Nasdaq Tallinn akcijų biržoje prasidės apie spalio 21. Tai bus antroji didelį kiekį akcijų Baltijos biržose išplatinusi energetikos bendrovė po Ignitis grupės. Ir paskutinis dalykas – kainų augimo švelninimui skirti siūlymai tikėtina Seime bus priimti ypatingos skubos tvarka, galimai jums dar nespėjus pasiklausyti šitos tinklalaidės. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Ten pat rasite nuorodą į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.